Sveiki, navigacijos blokas SPT100, kuris kaip ir kompiuteris gali būti. Šis blokas turi išėjimus video, audio, RGB, kurių pagalba galima prisijungti prie originalaus monitoriaus. Aišku, prisijungus per RGB kokybė būtų žymiai geresnė. Turi išėjimą GPS antenai išoriniai, kuri turi ilgą laidą, labai jautrus imtuvas tikrai. Yra išėjimas taip pat papildomam garso, jeigu nepavyktų prisijungti audio prie automobilio originalaus, tai galima panaudoti komplekte esantį šitą garsiakalbį, kur galėtų jisai paskui kalbėti, per kurį kalbėti galėtų. Yra taip pat lizdas data, kurio pagalba galima apmokyti automobilio ekranų jautraus palietimo, kuris turi jautrų, kad galėtų taip pat valdyti per tą ekraną, per touchscreeną galima valdyti. Maitinimas, įėjimų turi irgi nemažai, yra SD kortelės įėjimas, palaiko iki 8 GB atminties kortelę, USB, mini USB ir toliau video įėjimas, kai kuriuose būna variantuose, šitam nėra tuščia skylė. Toliau turi galimybę prisijungti kompiuterinę pelytę, galima valdyti jos pagalba, kaip kompiuterį valdai. Žodžiu, bet šiuo atveju komplekte yra distancinis, kurio pagalba galima taip pat valdyti kaip su notebooku, touchscreenas. Toksai irgi. Slenki, paspaudysiu, veikia. Monitorių naudoju dabar ProLogy televizorių, kuris turi video įėjimą. Pajungimas yra prie video, kaip pelytę judini. Judini, jinai. Kairė ranka, bet biškai gaunas. Tai va. Kai įsijungia degimas, jis užsikrauna toksai ekranas originaliam display arba monitoriam papildomi. Yra media playeris. Paspaudžiau čia dabar navigaciją. Yra media playeris. Čia dabar filmą žiūrome per raktą USB. Galima žiūrėti. Per tą media playerį. Toliau setup įvairūs nustatymai. Galima ekraną biškį koreguoti vaizdą į šoną, suspausti biškį, praplėsti, žodžiu, kaip išeina. Įvairūs sisteminiai nustatymai, originalių panelių pritaikymas, tai yra čia surašyti gamintojai, uždėdė čia kažkur varnelė, Clarionas, pavyzdžiui, ir čia nusistato, kokį įėjimą naudos, RGB ar video, AV. Žodžiu, čia reikia daugiau pasinagrinėti. Toliau giliau einam, tai yra Exploreris. Matai, visus kaip kompiuteryje. Hard diskas šiuo atveju, tai yra USB raktekas yra. Toliau yra galimybė pasijungti wireless, privažiavus prie degalinės naršyti internetą. Per USB wireless nusipirkai, kaip sakant, prisijungiai ir gali panaršyti. Tai va šitos dvi, kaip sakant, naudojamos ikonos. Toliau yra galimybė taip pat pasijungti ir pelę distancinę, kaip gali valdyti kaip kompiuterį su pelė. Toliau einam į šitą įdomiausią punktą.
Čia taipogi yra Exploreris. Vėlgi matosi, kas viduje yra visur. Užrašams, Wordas, Excelis, PDF failus, PowerPointas, paveiksliukai, setupai visokie nustatomi, ten vaizdą kaip rodyt gali šitą bendrą, Paintas, piešti, žaidimai kokie gali būti, čia vat visokių galima rašyti, durnių nori pažaisti, va gali pažaisti. Toliau kalendorius, kalkuliatorius, nu visko čia. Nu ir einam į Eigau parašyta va. Kraunasi Eigau 8.3 versija, sausio 2009 metų sausio mėnesį 2009 metų žemėlapiai daugumoj. Nu, lietuviškas meniu. Nu, žemėlapis einam, tarkim, čia viskas aišku, va, GPS signalas aukštas. Kairė ranka viską, va, su pelyte valdau, bet patogu visai. Nu, ten kokį maršrutą imituojam. Už 100 metrų sukite į kairę. Nu, šitos mygtuko pagalba, bet kada paspaudi ir sugrįžta į pagrindinį meniu. Ten kiti mygtukai taip pat daug ką reiškia, ten patogumui, kad yra čia tų mygtukų, gyvas velnias, čia tik tai reikia. Nu, va tokia, va, kaip sakant, aplikacija. Nu, pabandom kokį Wordą atidaryti. Ten klaviatūra išlinda, va, jeigu rašyt nori kažką, tai hard diske, rekvizitai. Ir skaitais. Susimažinti galima 50%. Gal neįskaitysim. Nu, bent jau. Suprast. Nu, nereikia, tai nereikia. Nu, iš principo labai įdomus variantas, gali siūlyti tokį variantą kaip su šitu teliku, pavyzdžiui, ne, tai furistui, pavyzdžiui, jisai turi televizorių, turi navigaciją, teliką dabar pasijungiau, anteną, va, perjungsim iš distancinio, kad tai yra ne AV, ir žiūrim ten teliką. Įjungiam AV, žiūrime navigaciją, norime filmą pažiūrėti, žiūrime filmą. Norime ten pažiūrėti, sekti navigaciją, sekam navigaciją. Ir taip toliau. Žodžiu, tokios galimybės. Galima pabandyti išnaudoti. Tai tiek.